Seku pasaką apie Joniuką ir Gritutę. Taip pas mane viskas įvardėjama mano suvestiniai. Taigi vieną kartą piktoji pamotėlė ant didelio pachmo įsiuntė Joniuką ir Gritutę parnešti babatuko. Įpiltą į auksinį bambalėlį. Išėjo nepilnamečiai naktį. Ėjo ir pasiklydo. O kai pasiklydo, pamatė, kad toli šviečia švieselė. Ne švieselė ten buvo, o akis žiurkelės. Priėjo prie tos trobelės. Joniukas tik tai tuk, a niekas netidaro. Tada Gritutė tuk, niekas netidaro. Tada Gritutė, tada Joniukas, visi pakaitom kažkur valandėlę. Tukseno. O paskui apie šitą. Ir prisitukseno, kad niekas netidarė. Tada Joniukas sako, babam, idėja, viskas, turiu bucą imu. Paėmė bucą, užsidėjo ant savo stebuklingos kojelės, patrynė tepaliukų, kurį padarė močiutėlė iš žolelių. Ir tada jėgos visos miško, visų kankorėžių ir voverių įtakoja. Ir jisai takoja, dabar aš jau parodysiu. Pistiškojas tik tai ir viskas, durys atsidarė. Welcome. Tada jie įėjo. Įėjo tokia trobelė tamsų, visur purvina, visur šiukšlių, visur murzina, visas purvas, atrodo kyla. Kilimai pakibę virš smarvės. Tada eina, žiūri, o mėnulis biškį apšviečia vieną lovytę, kampuką. Į tam kampukę žiūri, kad kažkas tai kniurkteli. Tada priėjo greitai, žiūri, ten ragana pikta. Labai pikta, miega, visą pikta, bet kai miega net pikta. Čia jau ragana, jeigu miega pikta, kai jinai gyva, tai jinai pikta, o kai miega, tai labai pikta. Tai ir pikta, labai pikta. Bet kai miega, tai ir nepikta, pikta, vis tiek pikta, ragana pikta. Ir tada priėjo, žiūri, kad tarp kojyčių šluotytė. Tada jie tą šluotytę ištraukė, šluotytę ant girklės, atau už kojų ir sako, duok pinigus, vėplas sutrinė valeiką. Tada laumė vargšė išridėjo ašarėlė, sako, žinai, vaikeliai, suprantat, aš visiškai pinigų neturiu. Matot, aš sodrui nesiregistravus, kažkaip, o kas sodrui nesiregistruoja, pinigų negauna, viską aš vokeliuose, žinokit. O viską ir išleidus. Tai va, viską jinai išleido vargšiūtė. Tada Joniukas pakūrė krūsnį, sako, eik pasišildyk, matau, kad esi sušalas biškį, dabar atšalė viską, tada. Įnilindo į krosnį, tada Gritutė paėmė lapelį su tušinuku ir sako, pasirašyk, suka! A ką, įsigando Gritutės tą raganėlę ir pasirašė. Ir taip vaikeliai gavo perrašytą trobelę ant vištos kojelės. Laimingi buvo nepilnamečiai. Vakar vakare buvo pastebėti nepilnamečiai šalia sodybos. Sodyba buvo prie ežero, prie valčių ir baidarių. 2 nepilnamečiai įgavo turtą, kurį remia Europos Sąjunga. Ir visa sodyba yra apkerėta muflonais. Taigi... Tai va, muflonais, viskas, sodyba, valtis, muflonai. Ir svarbiausia Europos Sąjungos pinigai. Ir aš ten buvau. Ir aš tos Europos Sąjungos pinigus valgiau, per barzdą varvėjau. Eurai šikau, daržą trešiau. Tuom ir pabaigsim šio vakaro pasaką.